Devintojo mūsų susitikimo antroji dalis ir tęsime susipažinimą su šventąja dvasia. Kas ji, kokia ji, kokios jos dovanos, kokie jos vaisiai. Dar keletą šventojo rašto eilučių apie tai, kad šventoji dvasia yra neatskiriama Dievo vaikų realybė, tikrovė. Romiečiams laiško 8 skyriaus 14 eilutė sako, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Vedami Dievo dvasios. Vadinasi, jeigu mes tapome Dievo vaikais, gimėme dvasioje, turime sekti šventąją dvasią. Ji yra skirta mus vesti. Laiško Romiečiams 8 skyriaus 9 eilutė sako, tačiau jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal dvasią. Jei tik Dievo dvasia gyvena jumyse, o kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Štai dar kartelį liudija, kad Kristaus priėmimas yra neatskiriamas ir negali užsibaigti čia, bet jis prasitęsia Dievo dvasios apsigyvenimo mumyse. Ir tai būna paliudijama tuo, kad mes gyvename ne be pagal kūną, bet pagal dvasią. Ir tai iš to matosi, kad mes esame Kristus. Nes jei neturime Kristaus dvasios, tuomet nesame jo. Galatams laiške 5 skyriui 16 eilutėj sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų. Vadinasi, yra prieštaravimas tarp kūno geismų ir dvasios troškimo, dvasios vedimo. Todėl mums yra nurodoma gyventi pagal dvasią. Apaštalo darbų 5 skyrius 32 eilutė sako, mes esame jo ir tų įvykių liudytojai, taip pat ir šventoji dvasia, kurią Dievas suteikia tiems, kurie jam paklūsta. Šventoji dvasia yra suteikiama tiems, kurie jam paklūsta, kam paklūsta Viešpačiui Jėzui Kristui ir mūsų dangiškajam Tėvui. Viešpats suteikia šventąją dvasią. Ir pirmas Jono 4 skyrius 13 eilutė dar sako, kad iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse. Jis davė mums savo dvasios. Taigi šventoji dvasia yra lyg liudininkas, kuris paliudija, kad mes pasiliekame jame, Jėzuje Kristuje, ir jis pasilieka mumyse. Iš to, kad gauname šventąją dvasią, kad jis mums ją duoda, Kristus duoda mums savo dvasios, yra matoma, kad mes esame bendrystėje, vienybėje, susivienyje su Kristumi, jis mumyse ir mes jame. Gerai, daugiau mažiau žinome, kas yra šventoji dvasia ir ką ji daro. Dabar kaip ją gauti? Šventas raštas mums sako, kad šventoji dvasia yra dovana. O dovana yra gaunama kai mums ją kažkas padovanoja. Apaštalo darbų 2 skyrius 38 eilutė sako, Petras jiems tarė, atgailaukite ir kiekvienas tepasikrikštė Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Štai vienas nurodymas, kaip gauti šią dovaną. Atgailaukite ir kiekvienas tepasikrikštė Jėzaus Kristaus vardu, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Taigi, galbūt jūs jau esate ją gavę, kai pasikrikštijote, padarėte atgailą ir pasikrikštijote Jėzaus Kristaus vardu. Galbūt jau gavote šią dovaną. Kita eilutė sako, Apaštalo darbų 10 skyriuje yra vieta, kur aiškina, kad
šventoji dvasia dar kartelį pabrėžia, kad tai yra dovana. Įeinantį Petrą Kornelijus pasitiko ir puldamas po kojų išreiškė jam pagarbą. Petras pakėlė Kornelijui tardamas: kelkis, juk ir aš esu žmogus. Tada atvėręs lūpas Petras pasakė: iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas, jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Petrui tebekalbant šiuos dalykus, šventoji dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žodžio. Vadinasi, šventoji dvasia gali tiesiog nužengti ant tų, kurie klausosi žodžio. Netgi taip. Su Petru atvykę žydų kilmės tikintieji labai stebėjosi, kad ir pagonims buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Taigi, ši dovana būna išlieta. Kas ją išlieja? Turbūt mūsų dangiškasis tėvas arba Jėzus Kristus išlieja šventosios dvasios dovaną ir šventoji dvasia nužengia tuo metu ant visų, kurie klausėsi žodžio. Toliau skaitome: mat jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Tai jie sužinojo, kad yra išlieta šventosios dvasios dovana, girdėdami, kad pagonis pradėjo kalbėti kalbomis ir šlovinti Dievą. Štai požymiai šventosios dvasios gavimo. Šventosios dvasios dovanos gavimo požymiai yra kalbėjimas kalbomis ir Dievo šlovinimas. Tuomet Petras tarė: argi kas galėtų šitiems neduoti krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo šventąją dvasią. Taigi čia matome, kad šventoji dvasia buvo išlieta ant pagonių, kurie dar nebuvo pasikrikštiję ir nebuvo žydai ir nebuvo bažnyčioje. Ir tiesiog girdėjo, klausėsi žodžio, jį priėmė, juo tikėjo ir jiems buvo išlieta šventosios dvasios dovana. Čia matome, kad Dievas yra išties maloningas, jis nuo nei vieno nesulaiko šventosios dvasios dovanos. Jis trokšta, kad kiekvienas turėtų ir gautų šią dovaną, kiekvienas, kuris jos trokšta. Tuomet Petras tarė: argi kas galėtų šitiems neduoti krikštui vandens, jeigu jie, kaip ir mes, gavo šventąją dvasią. Ir jis liepė juos pakrikštyti Jėzaus Kristaus vardu. Vadinasi, šie žmonės pirmiausia įtikėjo, gavo šventąją dvasią ir po to buvo atliktas jų krikštas vandeniu. Noriu grįžti dar kartelį truputį į pradžią šios rašto vietos ir dar kartą pabrėžti šitą eilutę. 34 eilutė. Tada atvėręs lūpas Petras pasakė: iš tiesų dabar aš suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, koksai, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Štai, matote, kiekvienos tautos žmogus yra brangus Dievui, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Ir į tokius žmonės Viešpats trokšta išlieti savo šventąją dvasią, jiems išgirdus gerąją naujieną ir įtikėjus, Viešpats tiesiog akimirksniu išlieja savo dvasią, tą globėją, kuris veda į tiesos pažinimą, išlaisvina iš nuodėmės, veda teisumo takais, pašlovina Jėzų Kristų ir kurios savybės, visas kitas savybės mes jau aptarėme. Gerai, maždaug apžvelgėme sąlygas šventosios dvasios gavimo, o dabar pažiūrėkime, kokios yra šventosios dvasios dovanos gavimo pasekmės. Pirmas laiškas Korintiečiams 6 skyrius 19 eilutė sako: ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys savo.
Įsiklausykite gerai. Jūs nebepriklausote patys savo. Laiško Galatams 5 skyriaus 17 eilutė sako, nes kūnas geidžia priešingo dvasiai, o dvasia kūnui. Jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte. Štai yra pasekmė. Jei mes prašome šventosios dvasios dovanos, mes nebepriklausysime patys savo ir nebegalėsime daryti visko, ko norėtumėte. Pirmas laiškas Korintiečiams, 2 skyrius 14 eilutė sako, bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo, dvasios, nes jam tai kvailystė ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. Taigi nei kūnas, nei kūniškas žmogus, nei sielinis žmogus nesutaria su Dievo dvasia. Kūniškas žmogus geidžia priešingo dvasiai, o dvasia kūnui, jie vienas kitam priešingi. O sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai kvailystė. Sieliniam žmogui šventosios dvasios tiesa, visos jos savybės, visos jos dovanos yra kvailystė. Ir sielinis žmogus negali suprasti, nes tai yra dvasiškai vertinama. Taigi, mums prašant šventosios dvasios dovanos ir ją priimant, turime suvokti šias pasekmes, kad mes nebepriklausysime patys savo, kad nebegalėsime daryti to, ko geidžia kūnas, ir kad jeigu mūsų siela nepriima to, kas skelbia dvasia ir mums tai atrodo kvailystė, vėlgi mes įeisime į konfliktą patys su savimi. Taigi, mums teks gyventi pagal dvasią. Nebegalėsime klausyti nei kūno įgeidžių, nei sielinio žmogaus, sielos impulsų. Ir Romiečiams laiško 8 skyriaus 9 eilutė sako, tačiau jūs, tie, kurie gavo šventąją dvasią, kurie jos troško, kurie troško gyventi pagal dvasią. Jūs negyvenate pagal kūną, bet pagal dvasią, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise, o kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jos. Šitą jau mes girdėjome, ar ne? Taigi, prašant šventosios dvasios dovanos, mes priimame šią riziką ir pasiryžtame, kad nei mūsų kūnas, nei mes patys nebepriklausysime patys savo, kad mes nebegyvensime nei pagal kūną įgeidžius, nei pagal sielos impulsus, bet gyvensime pagal Dievo dvasią. Jai paklusime. Tai dvasiai, kuri gyvens mumise. Dabar panagrinėkime šventosios dvasios vaisius ir dovanas. Šį skyrelį noriu pradėti su eilute iš laiško Romiečiams 8 skyriaus 27 eilutė. Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Mes jau matome, kad apie dvasią buvo pasakyta, kad ji užtaria mus maldavimais ir įvairiomis dejonėmis, kai mes nežinome, ko prašyti ir kaip melstis. Tai ši eilutė dar kartą patvirtina, kad širdžių tyrėjas, o širdžių tyrėjas, tai mes žinome, kad yra pats viešpats, tai galime rasti ir Jeremijo 17 skyriuje 10 eilutė, kur viešpats sako, aš viešpats ištiriu širdį, išbandau inkstus ir atlyginu kiekvienam pagal jo kelius ir jo darbų vaisius. Ir taip pat patarlių 17 skyrių 3 eilutė sako, kaip sidabras ir auksas ištiriamas ugnyje, taip viešpats tyria žmogaus širdį. Vadinasi, viešpats yra tas širdžių tyrėjas ir jis žino dvasios mintis. Vadinasi, dvasia turi mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Vadinasi, kai mes turime šventąją dvasią, ji mumise užtaria mus šventuosius pagal Dievo valią. Tai yra
malda kalbomis, mūsų dangiškąja dvasinė kalba, kai mes meldžiamės dejonėmis arba nesuprantamais žodžiais. Viešpats žino, ką mes meldžiamės, nes tuo metu mumise meldžiasi pati šventoji dvasia. Dabar pratęsiant mintį, kad priėmę šventąją dvasią nebegalėsime elgtis pagal kūną, nei pagal sielą, bet turėsime gyventi iš dvasios į sielą ir kūną, ir kad dvasia turės valdžią. Dvasia dominuos mūsų esybėje, kuri susideda iš 3 dalių - dvasios, kūno ir sielos. Tai dar kartelį noriu pabrėžti tai, šią rašto vietą iš laiško romiečiams 6 eilutėje, kuris sako: kūniškas mąstymas tai mirtis, o dvasiškas gyvenimas ir ramybė. Kasgi nenori turėti gyvenimo ir ramybės, visi trokštame jį turėti. Taigi, įeidami, gaudami šventosios dvasios dovaną, pradedame gyventi ir mąstyti dvasiškai. O tai yra gyvenimas ir ramybė, sako raštas. Na ir štai prieiname išties dvasios dovanas, kurios yra išvardintos laiške Galatams 22-23 eilutė. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Ir tokiems dalykams nėra įstatymo. Dar kartelį. Dvasios vaisiai, šventosios dvasios vaisiai mumise yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, o romumas ir susivaldymas. Pastebėkime, kad pirmoje vietoje, vardinant dvasios vaisius, yra meilė. Ir visą šį skyrių apie šventąją dvasią aš pradėjau nuo to, kad mes per Jėzų Kristų įtikėję jį priėmė į savo širdį, į savo gyvenimą ir jam atidavė savo gyvenimus, tampame Dievo vaikais ir tampame viena šeima Kristuje, su Kristaus broliais ir sesėmis ir Kristaus broliai ir sesės Kristuje. Ir pradedame mokytis mylėti. Tai štai dvasia, šventoji dvasia, pirmas jos vaisius yra meilė. Meilė. Ir dabar matysime daug rašto eilučių, kur yra taip dažnai ir taip stipriai pabrėžiama meilė. Ar mes esame pajėgus mylėti patys iš savęs? Taip, kažkiek, kiek mums patinka, kaip mums patogu, kaip mums smagu, kaip mums gera, kaip mums malonu. Tačiau ateina ta riba, kur mums pasidaro per sunku mylėti. Ir čia mums į pagalbą ateina šventoji dvasia su savo mums dovanojamais vaisiais, kurių pirmiausias yra meilė. Sekanti rašto eilutė, į kurią noriu pažvelgti, yra 1 Jono 4 skyrius 8 eilutė. Dabar panagrinėkime šventosios dvasios vaisius ir dovanas. Šį skyrelį noriu pradėti su eilute iš laiško romiečiams 8 skyrius 27 eilutė. Širdžių tyrėjas žino dvasios mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Mes jau matome, kad apie dvasią buvo pasakyta, kad ji užtaria mus maldavimais ir įvairiomis dejonėmis, kai mes nežinome, ko prašyti ir kaip melstis. Tai ši eilutė dar kartą patvirtina, kad širdžių tyrėjas, o širdžių tyrėjas tai mes žinome, kad yra pats viešpats. Tai galime rasti ir Jeremijo 17 skyriuje 10 eilutė, kur viešpats sako: aš viešpats ištiriu širdį, išbandau inkstus ir atlyginu kiekvienam pagal jo kelius ir jo darbų vaisius. Ir taip pat patarlių
17 skyriui 3 eilutė sako, kaip sidabras ir auksas ištiriamas ugnyje, taip viešpats tyria žmogaus širdį. Vadinasi, viešpats yra tas širdžių tyrėjas ir jis žino dvasios mintis. Vadinasi, dvasia turi mintis, nes ji užtaria šventuosius pagal Dievo valią. Vadinasi, kai mes turime šventąją dvasią, ji mumise užtaria mus šventuosius pagal Dievo valią. Tai yra malda kalbomis, mūsų dangiškąja dvasinė kalba, kai mes meldžiamės dejonėmis arba nesuprantamais žodžiais. Viešpats žino, ką mes meldžiamės, nes tuo metu mumise meldžiasi pati šventoji dvasia. Dabar pratęsiant mintį, kad priėmę šventąją dvasią nebegalėsime elgtis pagal kūną, nei pagal sielą, bet turėsime gyventi iš dvasios į sielą ir kūną, ir kad dvasia turės valdžią. Dvasia dominuos mūsų esybėje, kuri susideda iš 3 dalių - dvasios, kūno ir sielos. Tai dar kartelį noriu pabrėžti tai, šią rašto vietą iš laiško romiečiams 6 eilutėje, kuris sako: kūniškas mąstymas tai mirtis, o dvasiškas gyvenimas ir ramybė. Kasgi nenori turėti gyvenimo ir ramybės, visi trokštame jį turėti. Taigi, gaudami šventosios dvasios dovaną, pradedame gyventi ir mąstyti dvasiškai. O tai yra gyvenimas ir ramybė, sako raštas. Na ir štai prieiname išties dvasios dovanas, kurios yra išvardintos laiške Galatams 22-23 eilutė. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Ir tokiems dalykams nėra įstatymo. Dar kartelį. Dvasios vaisiai, šventosios dvasios vaisiai mumise yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, o romumas ir susivaldymas. Pastebėkime, kad pirmoje vietoje vardinant dvasios vaisius yra meilė. Ir visą šį skyrių apie šventąją dvasią aš pradėjau nuo to, kad mes per Jėzų Kristų įtikėję jį priėmė į savo širdį, į savo gyvenimą ir jam atidavė savo gyvenimus, tampame Dievo vaikais ir tampame viena šeima Kristuje, su Kristaus broliais ir sesėmis ir Kristaus broliai ir sesės Kristuje. Ir pradedame mokytis mylėti. Tai štai dvasia, šventoji dvasia, pirmas jos vaisius yra meilė. Meilė. Ir dabar matysime daug rašto eilučių, kur yra taip dažnai ir taip stipriai pabrėžiama meilė. Ir mes esame pajėgus mylėti patys iš savęs. Taip, kažkiek, kiek mums patinka, kaip mums patogu, kaip mums smagu, kaip mums gera, kaip mums malonu. Tačiau ateina ta riba, kur mums pasidaro per sunku mylėti. Ir čia mums į pagalbą ateina šventoji dvasia su savo mums dovanojamais vaisiais, kurių pirmiausias yra meilė. Sekanti rašto eilutė, į kurią noriu pažvelgti, yra 1 Jono 4 skyrius 8 eilutė, kuris sako: kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Kuris sako: kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė. Ir toliau apie meilę. Meilė išties yra labai svarbu. Mūsų Viešpaties pats yra meilė.
Ir jis ragina mus mylėti ir sako, kad meilė yra įstatymo įvykdymas. Ar ne? Šventam rašte yra daugybė raštų vietų apie meilę, pabrėžiančių meilės svarbą. Tai ir aš parinkau keletą eilučių, kuriomis noriu su jumis pasidalinti šiame kontekste apie šventąją dvasią. Kolosiečiams laiške 3 skyriuje 14 eilutėje Paulius sako, virš viso šito apsivilkite meilę, kuri yra tobulumo raištis. Ir laiške Efeziečiams nuo 1 eilutės iki 3 jis pabrėžia meilės svarbą, sakydamas, taigi aš, kalinys viešpatyje, raginu jūs elgtis kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje. Siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Štai nuoroda, kaip mes turėtumėm gyventi tarp brolių ir sesių Kristuje savo dvasinėje šeimoje. Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme, pakęsdami vienas kitą meilėje. Siekite išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Pati svarbiausia užduotis – išsaugoti dvasios vienybę taikos ryšiais. Ir toliau laiške Efeziečiams 5 skyriuje tęsiama. Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai, nes dvasios vaisius reiškiasi visokeriopų gerumu, teisumu ir tiesa. Štai dar keletas šventosios dvasios vaisių požymių. Visokeriopas gerumas, teisumas ir tiesa. Ištirdami, kas patinka viešpačiui, ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos. Nes ką jie slapčia daro, gėda net sakyti. Sekanti rašto vieta, tai yra 1 laiškas Korintiečiams, 12 skyrius nuo 4 eilutės, kur apaštalas Paulius apsvarsto ir išvardina šventosios dvasios dovanų įvairovę ir vienybę. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visą veikia visur kur. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati dvasia pažinimą, kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje, kitam gydymo dovana toje vienoje dvasioje. Viskas vyksta toje pačioje šventoje dvasioje, kurią mums dovanoja dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus. Kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasių atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam kalbų aiškinimą. Ir visa tai veikia ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Dvasia dalyja, kaip jai patinka, ar ne, savo dovanas. Savo dovanas dvasia dalyja taip, kaip jai patinka. Ir tos dovanos yra kokios? Išminties žodis, pažinimas, tikėjimas, gydymo dovana, stebuklingi darbai, pranašavimas, dvasių atpažinimas, įvairių kalbų dovana, kalbų aiškinimas. Štai tie galime išvardinti šiame skyriuje nurodytų šventosios dvasios dovanų.